Tailandiečiai labai mėgsta valgyti. Jie arba valgo, arba užkandžiauja pastoviai. Turbūt nerastum nei vieno kampelio Tailandė, kur nepamatytum žiaumojančio tailandiečio. Maistas pas juos labai populiarus, maistas labai spalvingas, labai įvairus ir parsiduoda ant kiekvieno kampo. Vakarais labai populiarus pas juos yra naktiniai maisto turgus. Ir aš kaip tik šiandieną atvažiavau į vieną iš jų kažko skaniai pavalgyti. Desertai, blyneliai, barbekiu, dešrelės, vištiena kepta, kiauliena, kiaušiniai ant barbekiu kepti, tai ne kažką turbūt. O, tokios žuvis. Čia desertas, mango sticky rice. Sprendinė Tailando virtuvė tokie. Čia nežinau, čia labiau tailandiečiai mėgsta, va šitas gaidžių kojas kapotas valgo. Pas tailandiečius labai populiarios yra makaronų sriubos, kurios yra daromos tiek su vištiena, tiek su kiauliena, tiek su antiena. Aš kadangi vištienos atsivalgęs jau per akis, tai valgysiu su antiena. Štai makaronikai. Ančiukas. Neblogai, tik tais kai ko trūksta. O trūksta aštrumo. To užmėsim anglių. Nu dabar tai jau bus, jau prisidėjau normaliai. Joksis visi iš manęs turbūt. Sriuba didelis bliūdas kainavo svarą 61. Bet man buvo mažokai, tai aš dar įsinešimui pasėmiau šitą raudoną kiaulieną ant barbekiu su ryžiais mažą porciją, 60 metų. Ir visą už abu patiekalus, už sriubą ir už kiaulieną su ryžiais, 3 svariukai. Tai toks tas turgelis. Jisai, aišku, čia nėra didelis, bet būna daug didesni maisto turgus, kur gyva muzika vyksta ir taip toliau. O po šitokios dienos, po čangutį ant galvos. Pajekali!